Atėjau pirmą kartą Godą, nedarusis, nežinau rūgų, neturėjau. Pirmą kartą, wow, kas čia Goda. Ir nežinojau, ką reiškia Goda. Faina, rūgų radau, mokinau viską, orkestrą ir dariausia vorterį. Edita buvo labai savimi nepasitikinti, ji gyveno rajone, kaime, neturėjo draugų dėl to, kad ji yra šiek tiek kitokia, jai buvo sunku bendrauti, jos nesuprasdavo, ką ji nori pasakyti, ji neturėjo pomėgio, galbūt namuose per didelė buvo hipergloba ir jai neleido atsiverti, kažkokių tai pomėgių labiau turėti. Ir kada ji atėjo į Godą, ji tapo jau savimi pasitikinti tuo, kad ji gali kažkokią lankyti įstaigą ir būti bendruomenės dalimi. O atsiradus socialinėms dirbtuvėms, ji atrado pomėgį daryti valgyti. Ji pradėjo ieškotis receptų, ji mums kiekvieną, kas antrą dieną tai tikrai nešė visokius pyragus, pačios gamintus ir klausė įvertinimo. Taip, Edita, taip. O kai pradėjo gyventi socialiniam būste, tai ji tapo išvis savarankiškai ir dabar netgi gali gyventi viena, prižiūrima socialinės darbuotojos. Tai mes labai džiaugiamės šitą sėkmės istoriją ir didžiuojamės Edita, kad ji yra tokia optimistė ir įkvepia kitus kilti aukštyn, kaip jis sako pati.